UAB Vilniaus vandenys – didžiausia Lietuvoje vandentiekio bendrovė. Jie eksploatuoja ne tik Vilniaus miesto, bet ir Šalčininkų, Švenčionių ir Vilniaus rajonų vandentiekio bei nuotekų tinklus. Iš viso tai apie 600 000 vartotojų, kuriuos vanduo pasiekia 1600 km vamzdžių. Vandens tiekimo sistemą sudaro 32 vandenvietės, didžiausia jų Antaviliuose. Antavilių vandenviečių kompleksas sudaro 4 vandenvietės išsidėstę Neries aukštupyje. Jose yra išgręžta 80 artezinių gręžinių. Gręžiniuose yra sumontuoti panardinami siurbliai, kuriais geriamasis vanduo pumpuojamas į šią ruošyklą, natūraliai aeruojamas, po to filtruojamas per kvarcinės smėlio filtrus, pašalinama perteklinė geležis ir manganas, ir kadangi jis yra ypatingai super geros kokybės, nenaudojant jokios chemijos, toks ir patiekiamas Vilniaus miesto gyventojams. Vilniaus vandenys ne tik tiekia vandenį, bet ir nuolat tikrina ir kontroliuoja jo kokybę. Laboratorijose tyriama cheminė ir biologinė sudėtis. Užtikrinama, kad galutinį vartotoją pasiektų pačios aukščiausios kokybės produktas. Vilniaus vandenyse dirba daugiau nei 900 darbuotojų. Beveik pusė jų prie įmonės prisijungė daugiau nei prieš 15 metų. Lojalumas ir profesionalumas – didžiausias bendrovės turtas. Visus techninius mazgus, vamzdynus ir valymo mechanizmus prižiūri kvalifikuoti inžinieriai, kurie naudodami naujausią techniką užtikrina nepriekaištingą sistemos veikimą. Antroji įmonės funkcija – nuotekų valymas. Visos surinktos nuotekos suteka į Vilniaus miesto nuotekų valyklą. Čia jos išvalomos ir mechaniniais, ir biologiniais filtrais. Mechaninio ir biologinio nuotekų valymo proceso metu susidaro dumblas, kuris yra paruošiamas ir paduodamas į pūdytuvus. Po pūdytuvų dumblas sausinamas arba džiovinamas ir gaunasi trąša arba biokūras. Pūdymo proceso metu susidarė biodujos, naudojamos biojėgainėje, kurioje gaminama elektros energija ir šiluminė energija. Į nerį patekęs išvalytas vanduo yra toks švarus, kad pakrantėse galime stebėti lašišas gaudančių žvejus. Vilnius – dinamiškas ir augantis miestas. Kiekviename naujame kvartale pirmieji įžengia Vilniaus vandenys, tam, kad naujakurius galėtų pasitikti ypač tyrų geriamųjų vandeniu. UAB Vilniaus vandenys ir toliau rūpinsis, kad Vilniaus gyventojus pasiektų ypač švarus vanduo, kurio kokybę galime girtis visame pasaulyje.